aiškintis Bibliją, ją suprasti, žmogus turi būti išgelbėtas. 1 Korintiečiam 2:14 pas jis yra tai atkartota, bet žmogus turi būti išgelbėtas. A mažytė raidė atsikartojant mūsų kai kurios teiginius vakarykščius, žmogus, kuris neišgelbėtas, negali suprasti Dievo žodžio. Jis gali žinoti kai kurias tiesas, jis gali cituoti kai kurias tiesas. Bet kada mes vakar skaitėme 1 Korintiečiam 2:14, sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios, nes jam tai kvailystė. Toliau jūs matote, kada mes visą tai, neišgelbėtas žmogus negali suprasti Dievo žodžio, mums reikia atsikartoti vakarykščią piešinį. Biblija, siena, ir neišgelbėtas žmogus nesupranta Dievo žodžio. B mažytė raidė iš nuorodos, kuri pas jūs atspausdinta 2 Korintiečiam 4:4. Neišgelbėtas žmogus yra apakintas šėtono. Neišgelbėtas žmogus yra apakintas šėtono. Pas jūs yra piešinėlis, Biblija, siena. Dabar reikia nupiešti tą žmogų, kuris apakintas šėtono. Nupiešime su tamsiais sakiniais, gerai? Jis yra apakintas šėtono. Jis apakintas, jam svetima Evangelijos šviesa. Jam žinia apie kryžių, kaip kalbėjome vakar iš 1 Korintiečiam 1, yra kvailystė. Todėl labai aiškiai Biblija mus moko apie dvasinės savybės. Kad suprastum Bibliją, žmogus turi būti išgelbėtas. Antras. Žmogus, kuris yra išgelbėtas, kada kalbame, kad jis gerai suprastų Bibliją, žmogus privalo gerbti Dievo žodį. Privalo gerbti Dievo žodį. Nehemijo 8 skyriuje, kada sienos buvo atstatytos ir Esdras atvyniojo knygą visiems matant, jūs matote, kad jam atvyniojus knygą, visi žmonės atsistojo. Visi žmonės atsistojo. Toje kultūroje tai parodė didelę pagarbą Dievo žodžiui. Šiandien, kada mes galvojame apie Dievo žodį, išgelbėtas žmogus privalo turėti didelę pagarbą Dievo žodžiui. Prie žvaigždutės aš norėjau padaryti tokį komentarą. Niekada neužmirškite, kad tai yra visagalio Dievo žodžiai. Niekada neužmirškite, kad tai yra visagalio Dievo žodžiai. Žmogus asmuo, kuris yra išgelbėtas ir nori gerai suprasti Bibliją, jis privalo gerbti Dievo žodį. Pastarai, jeigu, pavyzdžiui, prieš skaitant iš Biblijos, pavyzdžiui, pradžios pamaldose, ne? Jeigu bažnyčiose yra atsistojama, tai yra gerai ir tai yra... Aš neturiu su to problemų.
Mes, aišku, dabar nesistojame, kartais praktikavom tą atvejį. Daugelis bažnyčių tai daro, bet aš tik tai džiaugiuosi, jeigu jie atsistoja ir parodo pagarbą Dievo žodžiui. Trečias, kas reikalinga geram Biblijos supratimui? Malda ir nuolankumas. Malda ir nuolankumas. Psalmė 119:18 nuostabi malda, kada psalmistas meldžiasi. Atverk man akis, kad stebuklus tavo įstatyme regėčiau. Mažytė raidė, toks patarimas ir tokia rekomendacija. Prieš Dievo žodžio skaitinimą ir jo aiškinimąsi reikia pasimelsti. Prieš Dievo žodžio skaitimą ir aiškinimąsi reikia pasimelsti. Šitų vietų aš truputį problemų turiu su savo piešiniu, nes nesu labai geras dailininkas. Bet kada kalbame apie šventą Dievą, kalbame apie jo žodį, gerai būtų visą laiką, kaip mus moko Biblija, kad mes pasimelstume. Atsiprašau, nelabai moku klupantį žmogų pavaizduoti, jums gal gausis geriau. B. Malda tai nuolankumas, per kurį parodai, kad reikalinga Dievo pagalba. Malda tai nuolankumas, per kurį parodai, kad reikalinga Dievo pagalba. C mažytė raidė. Turi būti nuolat labai dėkingas Dievui už jo žodį. Turi būti nuolat labai dėkingas Dievui už jo žodį. Ketvirtas. Paklusnumas Dievo žodžio tiesoms. Labai svarbu. Paklusnumas Dievo žodžio tiesoms. Ar galite kažkas iš jūsų, kas nesigėdijat, labai greitai keletą sekundžių pasidalyti, kaip jūs skaitote Bibliją? Netikiu, kad niekas neskaito. Aš, pavyzdžiui, skaitau iš eilės Bibliją. 2 Seno testamento, 2 Naujo, 5 psalmės, ir būtinai dar priedo kiekvieną dieną 91 psalmę. Jinai tokia kaip apsauginė, labai stipri. Nes jūsų poreikis dar 91 psalmės. Ir dar vieną patarlę. Gerai. Kiekvieną dieną. Kas dar norite pasidalinti labai greitai, kaip jūs skaitote Bibliją? Aš tiesiog mėgaujuos, tiesiog atsiverčiu, pradedu skaityti ir jį neskubu, o tiesiog analizuodamas ramiai, taip mąstydamas, ar tiesiog skaitau. Aš, pavyzdžiui, kaip skaitau, pasimeldžiu, iš eilės skaitau, pirmiausia pasižiūriu pagrindinę mintį, pasikartoju, ten tos vietos, ką aš skaitau, ir visuomet pasibraukiu, ką tuo metu man kalba kažkuri tai eilutė. Ir stengiuosi tą eilutę paskiau dienos metu tiesiog pasidalinti su artimaisiais ar paprasčiausiai su savo draugais. Nu ir vakare irgi tas pats. Ačiū. Pasidalinot, kaip kurie skaitote Bibliją. Dažnai yra tokia rekomendacija ir jūs pažiūrėsite, ar jinai jums tiks ar netiks, čia yra kaip rekomendacija.
dažnai, jeigu jūs turite, pavyzdžiui, aš paimsiu primityviai, ryte 7 minutės paskaityti Bibliją, be abejonės galima paimti ir paskaityti tas 7 minutės Bibliją. Ir jūs turite žinoti, kaip geriausiai Biblija jums patarnauja ir jūsų širdžiai. Bet kartais kaip kurie duoda tokį patarimą. Jeigu tu turi, pavyzdžiui, tiek laiko Biblijos skaitimui, 4 minutės skirk paskaityti Bibliją, o 3 minutės skirk ramiai pamaldžiai apmąstyti, ką tu perskaitei. Skirta tokį laiką pamąstyti, kaip tai pasireikš tavo gyvenime. Kartais suvokite, prašau, kad ne kiekybės perskaitimas viską įtakoja. Nes gali pasakyti, vakar perskaičiau 30 skyrių, užvakar 60, skambės gražiai. Bet labai svarbu, kad tai nebūtų tik tai sausas, tuščias skaitimas, bet kad tai būtų ir apmąstymas. O kaip Dievas per šitas tiesas gali veikti mano gyvenime. Ar yra dar kokių komentarų, nuomonių? Gerai, mėlieji, atėjo džiaugsminga valanda pietus. Pietų pertrauka 40 minučių, 2 valandą susibėgsime. Pasimelskime, prašau, už maistą, padėkokime Dievui už tai. Ir ačiū, jeigu pakviesite. Ačiū už pietų paruošimą, Dievo palaimos, kas darbavosi tol, kol mes studijavome čia Dievo žodį. Gintarai, aš galiu jūsų paprašyti, pasimelsti, padėkoti už pietus ir už tą laiką, kurį turėsime kartu. Ačiū. Viešpatie Dieve, dėkojam tau dar kartą, kad galim visi susirinkę studijuoti tavo žodį. Dėkojam Viešpatie Dieve, kad tu esi davęs mums savo žodį ir kad galim rasti visus pamokymus ir visą išmintį mums reikalingą jame. Ačiū, kad esame visi kartu, labai dėkojam tau Viešpatie Dieve, kad turime puikias sąlygas rinktis ir mokytis. Ačiū tau Viešpatie Dieve, kad tu parūpini mums maisto ir dėkojam už seseris, kurios ruošia maistą ir prašome tave dabar, kad tu palaimintum šį maistą, kad tu palaimintum laiką, kad mes turėtume laiko ir pabendrauti vieni su kitais. Prašome to per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį gelbėtoją. Amen. Ačiū ir gero apetito.